Chebra tiesiai iš įvykio vietos praėjus 4 minutėm po įvykio. Šiandieną dėja, bet teks atsisveikinti su mūsų mylimąją spiralę. Ištikimąją spiralę. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jinai tiesiog šildė vandenį. Buvo sprogimas, tarsi tikrai sprogimas. Gerai, kad buvo dangtis uždėtas, tai niekas nematė. Bet čia gerai girdėjus Bum, toks elektros pliūpsnis, bet tada staigiai išjungė elektrą. Bet panašu, kad jinai nebeveikia. Aš dar patikrinsiu kišęs į rozetę ir pabandysiu palaikyti, pažiūrėti, gal šils, Bet geras dalykas tas, kad po sprogimo, po 2 bumtelėjimų niekas neprisistatė į įvykio vietą be mūsų. Jo, tai čia viskas gerai dėl to. Tai žodžiu, nuo šiandienos karšto maisto mes jau beveik oficialiai atsisakom, nes tiesiog neturėsim kur gamintis. Nebent prikauč surfinsim kažkur. To visai graži ranka atrodo dabar. Jo. Senoviniai tiek daug metų, aš manau, tarnavo. Jie tarnavo. Nieko, reiks tėvą nupirkti kitą. Taip gerai tarnavo. Va taip pat. Taip ir gyvenam.